Pažiūrėkit, kokia audra laukia prasidėjo. Su planšetė pasižaisiu. O, ką tik sužaibavo. Pažiūrėkit, kokį dalyką priejau. Maži paukščiukai urvelėje sėdi. Kur ateina net 4 keliai susijungia. Tai kažkaip jau nebetoli. Galvas pirštų nenukasti. Aš Audrius ir mano projektas aplankyti kiekvienos Europos šalies aukščiausią tašką šį kartą mūsų atvedė į Kosovą. Tai palieku antrą pagal dydį Kosovo miestą Prizreną. Ten praleidau kelias dienas ir dabar jau gyvatėlės serpantynais kylu link aukščiausios Kosovo viršūnės Great Rudoka arba Velika Rudoka, dar kitaip vadinama. Lietuviškai būtų Didžioji Rudoka. Turėsim ten dar vieną žygį, taip pat beveik 1,5 kilometro sukilimo. Laukia nemažas iššūkis. Tai dėl atsistatymo po praėjusio kalno jaučiuosi kaip ir visiškai jau atsigavęs, dar šiek tiek blauzdos paskauda, bet jau gyvent galima. Tai dabar vienintelis faktorius yra audros, tai labai laukiu, kol nurims, pasitaisys orai ir galėsim lipti į šį kalną. Tai atvažiavom į Hotel Arkseniją, čia viešbutuks, bet čia pažiūrėkit, tarp kokių nuostabių uolų įsisikūręs yra. Pažiūrėkit, kokia audra laukia prasidėjo. Taršo vėjas medžius. 6 vakaro dangus juodas. Bele koks vėjas. Nu, bet aš šiandien renkuosi pasėdėti čia šiek tiek restorane viešbučio. Va, man jau padarė kavelės. Nu, va, tai žiūriu dabar konkrečiai Rudoka. Ir rytojaus rezultatai čia šiandienos. Nu, tai šiandien čia audra, nemaža audra. Net ir čia prie įspėjimų dega debesėlis. Nors dabar tai viskas labai atitinka, yra 6 valandos vakaro ir rodo visus šitos griaustinius, vėją, stipresnį lietų, žaibus. Nu, žodžiu, kažkur čia plėstelėjo žaibas. Tai visur dingo elektra, dingo telefonų ryšys ir visam šitam viešbučio komplekse irgi dingo elektra. Viskas išsijungia. Nu, įdomus orelis. Keisčiausia, kad apačioje buvo taip šilta. Malonu, gera, o čia toks visiškai į rudenį atvažiavęs jaučiuosi. Dangus juodas žaibuoja kartais. Tai žodžiu, ką, taip ir būsim turbūt šį vakarą. Gal knygą kokią paskaitysiu, su planšetė pasižaisiu, o ką tik sužaibavo. Rytoj žygio neplanuoju pradėti, tai po lietaus čia bus ir tirlynai visokie, pliurzės. Tai reiks lūktel dar penktadienio, o šiaip šeštadienį visai neblogus orus rodo. Tai tiesiog palauksiu čia, pažiūrėsiu, rytoj gal reiks į miestą nuvažiuoti, grįžti atgal į Prizreną. Daugiau nebelaukit naujienų, nei ryšio, nei Wi-Fi'aus, nei elektros. Dar pas mane čia ir geriau, bent powerbanką turiu, o viešbutį iš vis nieko nebėra. Tai labas rytas ir štai kviečiu pasižiūrėti su manim kartu, koks geras vaizdas per mūsų plokščią ekranį langą. Pažiūrėkit. Uolienos, čia šalia uola, upeliukas teka. Ir va tam slėnyje prasidės mano žygis, iš tikrųjų čia taip reiks valyt, pabiškį šlaito aukštyn ir ten kažkur turėtų paskui matytis viršūnėlė. Kol čia viską apsitvarkiau, papusryčiavau, karvės atėjo per tą laiką. Va kokia vienaragė atsiliko nuo bandos, stovi kitam krante, dabar žiūri. Ten tau reikia eiti, ten tavo banda. Taip, žiūrėk, ten visa banda nuėjo. Eik ir tu. Tai atėjau dar pasižiūrėti, kur čia ta mano tako pradžia bus. Nu tai aišku, žemėlapių jokių nėra, va yra toksai stendas, rašo kiek čia hektarų, rašo, kad daug vandens. Bet kad daug vandens šaltinių, tai čia, nu, net neapsakytinai. Einant vykstas kelias, tiesiog atrodo iš paties kelio kažkur vanduo bėga. Čia upė teka jau ta didesnė Brod, kaip ir miestelis pavadinimu. Čia va vėl šaltinėlis kažkoks bėga. Grįžtant prie temos apie žygį, tai dar noriu pasakyti, kad čia yra šiek tiek kitaip negu Korabas. Jis nėra toks labai aukštas. Čia bus apie 1200 metrų visgi sukilimo. Prie Toyotos žolė skanesnė. Tik atsikėlus viena banda karvių praėjo, dabar jau kita ateina, visas šlaitas karvių. Nu ką, tai karvės praėjo, varau aš irgi kažkur tai. Realiai čia daugiau nelabai yra ką veikti. Jeigu nelipi į kalną, tai toks praktiškai ant saulutės čia kepė, iš čia gali čilint prie to upelio. Bet varau aš į miestą. Dar vienas dalykas, ar pastebėjot, kad Kosove pagrinde vien Volkswagenas. Nepamatysi kitos mašinos, vien Volkswagenas, ypatingai daug Passatų, Golfų. Dar antri Golfai labai populiarūs čia yra. Nu, dar vieną kitą Audinę. Jeigu kablukas, tai bus Kadis, Volkswagenas. Jeigu žmonėm reik biškį didesnę su šeima važinėt, va, Tauranas labai geras automobilis.
Universaliausias automobilis Golfas yra. Kaip tik prieš šią kelionę renkantis ką pirkti, žiūrėjau šaranus, tai šitoj šaly šaranų netrūksta. Jeigu kažkoks minivenas, tai iš karto šaranas. Tai kodėlgi taip yra? Kodėl čia tiek daug Volkswagenų ir aplamai Vago automobilių gamybos? Tai ką čia galvokit, kokią savo slaptą bazę turi? Tai neturi, žinokit. Tiesiog įvyko taip, kad kai Kosovas jau išlaisvėjo, atsirado nepriklausomybė, tiesiog pradėjo eiti iš vakarų Europos visi automobiliai ir pirmiausia atkeliaudavo labai daug vokiškų automobilių ir čia tiesiog jie labai gerai prilipo. Tiesiog ne dėl kažkokių specialių pasirinkimų, tiesiog tai nusistovėjo tokia kaip įgimta tvarka. Atvariau į prekybos centrą, tai pirmiausia reikia pavalgyti. Va, kažkoks toks vietinis brandas Heps. Padarė man tokį burgerį. Bus labai gerai prieš kalnų žygį pasistiprinti. Kol valgiau, pasižiūrėjau truputėlį orus. Tai žodžiu, šiandien jau geltonas alertas. Prasidėjo nuo 2 audra. Ir kas blogiausia, rytoj taip pat praneša nekokius orus. O man dar reikia įsigyti būtinai kosovietiško interneto, nes baigėsi mano albaniškas, kurį turėjau. Tai neveltui atvažiavau į tą prekybos centrą. Tai po praeito žygio reikia biškį atsipalaiduoti. Manau, labai gerai pasitarnaus man šitos masažinės kėdės. Manau, kad geros kainos visai. 2 eurai 10 minučių. Na tai per 10 minučių jau spės šiek tiek atgaivinti man blauzdas, manau. Bus okei. Pažiūrėsim. Taigi sakiau, kad poilsio dieną padarysim. Tai iš tikrųjų labai gerai, žinokit, atpalaidavo. Galvojau, daugiausia čia kojom bus tokio nusijims, bet labai nugarą kažkaip gerai išmasažavo, tai jaučiuosi tikrai labai pailsėjęs dabar. Tai dabar ką, viskas, apsipirkęs, viską pasiruošęs realiai, važiuoju tiesiai vėl atgal į Basecampą ir lauksiu rytojaus ryto. Negalėjau nesustodamas pravažiuoti šito vaizdo. Pažiūrėkit, 3 golfai, 2 golfas, 1 golfas, 1 golfas. O dar geriau kokia eilės tvarka sudėta, geltona, žalia, raudona, ką jums primena, bičiuliai. Eikit savo, tai bent ekskliuzyvas. Ai va, čia dar viena Volkswagenų žvaigždė Široko. Šitas jau toks geriau išlaikytas, čia tik tai padangėlė pripūs turbūt ir galimai važiuotų. Šitas šalis myli Volkswagenus. O ką čia ta Toyota veikia? Ką jį čia veikia? Bendrai dar klausite palyginimui su Toyota kaip mašina bendrai. Tai palyginimui su Lancia. Turbūt nesu ją daugiausia pragyventa, prakeliauta su Lancia Pedra arba visais tais Peugeot, Citroen C8. Tai čia turbūt taip išvelgiu ten didesnius pliusus. Tai kad nėra čia persukamos priekinės sėdynės, nes ten abidvi priekinės sėdynės apsisukdavo kaip ant kemperio. Tai buvo belekoks pliusas, čia labai to trūksta. Ir galiniai langai čia visiškai neatsidaro. Čia aš kalbu apie pačius galinius, kur jau yra į link bagažinės. Ant Lancios jie taip atsiverdavo kaip Fordkas, tai šiaip irgi žiauriai gerai būdavo. O visa kita, tai jo, tikrai labai jaučiasi, kad čia ta didelė erdvė ir, šiek tiek jaučiasi, kad čia dar daugiau negu Lancia tos yra erdvės. O ir Virginija buvo atvarius, miegojom, sako, eik, tu sako, kaip gerai, sako, beveik kaip namuose išsimiegojau. Iš tikrųjų, tikrai labai erdvi mašina. Šiaip dar iš pliusų man labai patinka ją vairuoti. Tas fainas toks panelės išdėstymas, jis gan toks futuristiškas. Tai va, tai tiek apie Toyota Previa. Nu ką, hebridė, tai viskas, vakaras bivakė, jau tamsu, čia kanjone yra tarp uolų aukštų, anksčiau temsta, aišku, vėliau ir švinta tikriausiai, bet žodžiu, rytoj keliuosi 5 ir 6 jau planuoju pradėti žygį. Tai pažiūrėsim, kaip čia seksis. Tikiuosi nepramegosiu, nes iš tikrųjų tokia klaida kaip pramiegojimas kainuoja daug, nes tada tektų sukilinėti per patį karštį. Tai viskas, einu darbiškai, pasipakuoju daiktus, pavakarieniauju ir miegot, o rytoj pasimatom iš ryto. Čiau! Nu va, tai pusryčiauju, kiaušinėliai. Čia va dar verda vanduo. Įsidėjau dar indelį kavos. Nu ką, viskas, bye Toyota iki vakaro. Po 6:13 šiandien yra. Tai porą valandų beveik anksčiau pradedu negu korabo. Tai turėčiau nepapultam paties to karščio. O šiaip jau reikia judintis, nes jau saulutė ateina. Jau apšviečia ten aukštai olas. Tai ką, valanda suskaičiuota, pirmas sustojimas. Ir visai neblogai. Kažkur tai, sakyčiau, 1/4 maršruto jau yra nueita. Tai jeigu taip ir toliau, tai visai čia bus geras žygis.
Jo, jaučiasi, kad mažesnis sukilimas, visgi 300 metrų mažesnis. Iš pradžio toks gan lygus takas, nėra labai staigiai, kad reiktų kapoti, aišku, dabar čia jau kapojau šlaitą. Buvo pora vietų, kur jau prireikė GPS-o, nes tiesiog atrodo, kad imai ir dingsta tas takas. Bet su GPS-u nesunku susigaudyti, nes paskui ten randi kažkur praėjimus tokius. Atgaudinėjau kvapą truputėlį. Čia šitam slėnį buvau paklydęs. Šiaip labai prastas žymėjimas, čia ypač pasisukus. Karvių, avių išvaikščiota, tai čia to tako dabar jau matosi iš aukštai žiūrint, bet čia va, kažkur nemačiau palei tą upelį, variau maždaug. Žinau, kad orientyras yra upelis, bet paskui žiūriu, kad labai jau nuklydau nuo savo linijos. Nu, šiaip ką, vaizdai gražus, tai nuo pačioje lieka slėnis, iš kurio ateinu, čia taip užsisukau, taip pat kampu. O va ten va, dabar reikia kelias ves tenais kažkur. Tai labai tikiuosi, kad už šitų visų va tuolienų jau pasimatys ir viršūnė. Ir šiaip geras laikas išeiti visgi taip anksti, nes dabar darbe einant, va ateinu be kepurės, tai ir galvai vėsiau geriau viskas vedinasi. Su viena maikutė, tai taip povėsi, jeigu susėdė, tai taip ganėtinai vėsoga pasidaro. Tikrai labai geras buvo sprendimas atsikelti ir išeiti anksčiau. Nu ką, trumpa pertraukėlė, suvalgom bananiuką kokį ir judam toliau. Nu ką, pasisveikinkim su Rudoka, labas. Man atrodo, kažkur tai iš šitų viršūnių. Mano spėjimas, kad bus va ten, va. Rudoka, arba dar gali būti va ten, va. Bet panašiausia, kad bus ten. Nes taip veda takas, užeisim už tų uolų ir per tą pusę šturmuosim viršūnę. Pažiūrėsim, parašykit, kaip jūs galvojat, kuri iš šitų viršūnių, ta kairė ar dešinė yra Rudoka. Pažiūrėsim, kas bus teisus. O tokie va vingiuoti takeliai, faini. Šaltinėliai teka visokie, pasaka. Op, op, op ir op. Tai va, likus dar 2,5 kilometro maždaug iki viršūnės, tai priėjom tokią įdomią vietą. Tai yra šaltinėlis, pilna aišku čia varlių, bet čia yra geriamas vanduo. Ir jis yra tikrai švarus, nors realiai čia galima bet kurį jį gerti, bet kadangi ganasi galvijai pievose, tai nėra pats geriausias variantas, nes, na žinot, galvijai ten priška, primiža į tą vandenį, pats mačiau savo akim. O čia yra labai gerai, kad jis išbėga tiesiai iš po žemių. O ten va, strymina, šitoj vietoj strymina. Ir va čia tiesiai va iš požemio. Jeigu sugalvosit lipti Rudoką, tai turėkite omeny, nes šitas šaltinėlis beje nėra niekur pažymėtas. Tokį šaltinėlį jums gali pasakyti tik tai gidas profesionalus, arba aš galiu pasakyti. Nes aš labai daug pasidomiu prieš savo žygius, kur einu, kada einu, kaip tą orą gerą turėti, kaip ten nepaklyst, kaip ten dar kažkokių netikėtumų nesusilaukti. Pažiūrėkit, kokį dalyką priejau. Maži paukščiukai urvelėje sėdi. Va, pažiūrėkit. Lunksnytės. Va, prašo valgyt. Eik tu savo. Čia tai bent. Galvojau, kas čia tam urvelį, gal pelė kokia. Žiūriu, paukščiukai burnytės praskėtę. Valgyt prašo. Na, kas valandą vis įdomesnis tas takas darosi. Nuo to šaltinėlio, kur buvau sustojęs, visiškai nebeliko jokio tako, tiesiog pieva. Pasidaryk takelį pats. Vienišumas kažkoks apima, nes esi visiškai vienas, maždaug kokie 10 km nuo civilizacijos. Tai sveiki Makedonija. Sveiki atvykę į Šiaurės Makedoniją. Esu dabar jau Makedonijos pusėj ir jau dabar grinai šturmuoju link viršūnės. Belia koks stiprus vėjas, kažkoks takas buvo. Iš pradžių vėl paklydau. Ten va, ne ten nuėjau kažkaip, nes pasimečiau tam tokia. Nu, ta prasme, čia žymėjimas tai yra belia kaip sudėtingas. Turi pagauti čia kažkokią mintį, nes nelabai net sutampa su mapsais. Va, kokie kalnai makedoniški. Nėra ką lyginti su Kosovu. Na, o mano takas va toks va. A taip, po biškį, maždaug kažką įžiūriu. Kaip, ar jūs matote čia tą taką? Nu, matosi dabar šitoj rožė neblogai. Biškė primo vėjas, bet dabar jau saulutė ketina kaip reikalas. Belia kaip sunku, belia kaip karšta, žinokit. Bet va, čia va jau viršūnė.
O šitas va kalnas čia yra viršūnė. Tai va čia taip lankų tokių turiu. Ir užkilti. Nu ką, bičiuliai, paskutiniai metrai viršūnė šturmo. Nu kaip nors, blemba, čia taip sunkiai tą kraterį jau. Čia va, tiesiog. Va tais akmenimis. O čia va taip va, visiškai akmenim tiesiog. Ir dabar jau išėjau ant tokio keliuko, kur ateina net 4 keliai susijungia. Tai kažkaip jau nebetoli. Nu ką, hebrytė, pasiekėm Great Rudoką. Didžioji Rudoka. Arba Rudoka Madhya, Kosovo aukščiausias taškas. Jeigu senais laikais žiūrint, tai Serbų aukščiausias taškas. Kai serbai buvo čia okupavę Kosovą. Ant Makedonijos ir Kosovo pasienio va stovi grožis šitas. Jėgelė, hebrytė. 2 km 660. Ir čia yra aukščiausias taškas, daug kas painioja su Gžeravica. Tai yra antras pagal dydį, nes ten yra 2,6, 5,6. Vos porą metrų skirtumas, bet iš tikrųjų čia yra aukščiausias taškas. Ir mes jį turim, Kosovas, jėgelė. Ir dar žiauriai fainai, kad gali riekaut, špygaut, daryt ką nori. Vienas esi. Va, vienas. Jee! Žiauriai geras jausmas, žinokit, nerealiai. Oi, super. O, duodam laiką šiam video, jeigu pažiūrėjot iki šitos vietos. Davai, dabar pat, užeinat, paspaudžiat. Tai bendrai truputį parodau, ką mes čia turim. Tai ten vat matosi Korabas, kur daug sniego, nes aš būtent mačiau tą sniegą Makedonijos pusėj. Tai ten Korabas, ten jau buvom, galit pažiūrėti video prieš tai buvęs. Ten maždaug kažkur už kalnų yra šitas Prizrenas. Tai žmonės sakė, kad iš Prizreno matosi čia šitas ir Rudoka, ir Korabas, tai nesąmonė, nieko ten negali matytis, čia aukšti kalnai aplinkui. O čia vat yra, nebepamenu, bet kažkoks vat matosi miestas, bet jau Makedonijos pusėje. Šiaip labai keista, kad šitų viršūnių Korabo ir Rudokos aukštis beveik tas pats, ten gal ant 10 metrų aukščiau, bet kažkaip visiškai kitoks jausmas, kad būtų šita atrodo tokia daug lengviau ir susilypo. Tik tiek, kad aišku tas takas nežymėtas, bet kažkaip ir čia būnant aukštai nesijaučia to tokio žiauriai didelio aukščio, nežinau. O šiaip bendrai vaizdas tai labai apdovanojantis, ypač šitą visą slėnį į Makedonijos pusę toks, wow, labai netikėta, galvojau, bus čia irgi kalnai. Jau norėjau sakyti, kad nieko nėra, bet va, dar vienas žmogus į kompaniją prisijungė ant viršukalnės. Irgi dar vienas paklydėlis lypa. Kelias namo neliūdnas, reikia ieškoti visą laiką savo tako. Tai dabar jau kažkur šlaiteliais per pevelės. Aišku, fainai, kad nėra skardžių, tai labai kažkur čia neįpulsi, bet žodžiai, jau žiūriu. O ten va mano takas prie tos salos. Pabėgo nabagas kažkur, pasiklydo tas takelis. Visiškai ne į tą pusę nuėjo. Einu, parsivesiu namo tą taką. Nu, ponas takas, tai kur pabėgot, kur čia paklydot biškį? Kasgi jūs čia paskui kalnuose ras? Nu. Atsiprašau, ponas, gal žinot, kur čia tas takelis yra, kur į kalnus veda? Man reikia grįžti namo, aš vis pametu tą taką. Taigi va, eini tiesiai ir viskas, ką čia dabar klausinėjai nesąmonių, va. Čia reikia eiti, viskas, veik. Gerai, ponas, ačiū už nurodymus, jau viskas, jau matau taką, labai ačiū. Tai va toks va takas. Labai geras, matot? Ir aš matau, va čia va. Kažkur va, maždaug. Gal ten painam, bet ne, ten Korabas, tai logiška, kad ne ten. A čia kažkur tai. Kamgi čia žymėtos takelius? Nereikia, rasim ir taip. Žiūrėkit, ką grįžęs namo pamačiau. Keltuvai paleisti į darbą. Geras kelia keltuvai. Einam pažiūrėk, kiek čia kainuoja. 5 eurai kainuoja. Geras, aš maniau, kad jie vasarą neveikia, nes ganėtinai taip apleistai atrodė viskas. O čia va, prašau. O kas čia vyksta, kur parkingas? Pažiūrėkit. Dronas skraido. Arkliukas jau paruoštas. Turgus atsidarė. O, kur Toyota. Viena stovėjo, dabar aplinkų. Kiek mašinų. Pikinikai vyksta. Eikit savo. Jaučiuosi taip, kad dar būčiau galėjęs lipti ir toliau.
Tai kažkaip keistai valgyti labai nesinorėjo, nežinau, pirmą kartą taip. Nu ir ką, ir viskas, ir lauksim vakaro, nes čia lieku nakvot, nes iš tikrųjų nuostabi vieta, va sėdžiu dabar šitą kokteiliuką geriu. Pažiūrėkit. Už lango pas mane, va, kalnai, ten tolumoje arkliukai vaikšto. Labas rytas, kas čia atėjo mane žadint šiandien. Girdžiu žvangą kažkas tai. Arkliukai šiandien atėjo. Anadien karvės buvo, šiandien arkliukai, va čia kaip gėlės ėda. Turiu aš čia tų pusrytainių nusipirkęs, tai pabandysiu duoti arkliukai, gal iš rankos paims. Va, imk arkliukai, pažiūrėk. Ar tinka tau? Labas. Oi. Bijau, kad pirštų nenukastų. O, paėmė iš ranką šį kartą. Ir dar duosim truputėlį arkliukai, negailagi. Štai, prašom. Geras arkliukas. Nu, dar tokia experience nebuvo, kad atsikeli ir iš karto ateina arkliukas pasisveikint, pasiladant. Nu ką, tai nusileidau nuo kalnų ir atvariau čia dabar į tokį prekybos centriukų zoną. Tai eisim pavalgyti į Šoškūno restoraną ir ragausim tradicinius patiekalus, kągi čia valgo Kosove. Na ką, užsisakiau patiekalą, mėsos gaminį tokį ir iš karto labai greitai atkeliavo. Tai čia toks vadinasi pleškavica šari. Bet jau skanumo. Žiauriai skanum, toks tikras nuo griliaus nuimtas. Nu matosi, čia tikrai grilina jie vietoj. Grilina, čia va yra tas kioskas, kurie visą tai ir daro. Ir kas dar man labai patiko, kad lėkštėje yra tik salotos. Kažkoks čia kaip, nežinau, kremas ar kas čia paragausim dar. Ir mėsa. Tai realiai nėra jokių bulvyčių, jokių angliavandenių. Na, o bulkelę gali valgyti, jeigu patinka. Pleskavica, very good. Very spectacular. Yeah. Thank you. Very good taste. Thank you. I eat here third time. Good kebab. Okay. Thank you. Good, perfect. Nu ką, tai viskas, atsisveikinu su Prizrenu, atsisveikinu netgi ir su Kosovu po truputėlį. Esu vėl kelyje ir laukia manęs jau daugiau kilometrų, tai žinokit, labai gera važiuoti po ilgesnės pertraukos nuo vairavimo, nes čia buvo Albanijos kalnai, čia kalnai, tai čia iš tikrųjų didelių atstumų nebuvo. O dabar nutariau, kad visgi važiuosim toliau ir toliau mes judam į Serbiją. Rinkausi tarp Bulgarijos ir Serbijos, bet Bulgarijai reikia šiek tiek daugiau laiko, nes ten bus ilgesnis žygis, o šiuo metu ten dabar labai prasti orai. Nu, dangus pradėjo tamsėti, o mes jau atsidūrėm ir prie Serbijos ir Kosovo pasienyje. Na štai, turim tokią eilutę nemažą, bet juda po truputėlį. Sveiki atvykę į Serbiją. Tai ką, važiuojam toliau, valio. Iš tikrųjų, mano žadėta audra, tiksliau tai, ką aš mačiau per Vindi programėlę, jau prognozuojasi. Ir čia jau net ir Serbijoje, pažiūrėkit, koks dangus pasidarė juodas. Dar tik 4 valandas, o jau šitaip tamsu. Lyja lietus po truputėlį. Tai pasižiūrėsim dabar dėl tų kalnų. Nu tai ką, tai žodžiu, atsisveikinu šiam kartui iš Serbijos. Ačiū, kad būnat kartu. Fainai labai, kad padedat lipti kalnus, kad stebit mano visą šitą kalnų nuotykį. Ir susitinkam kitoj serijai. Gerą kelią, iki!